Svetainė, virtuvė, ofisas, miegamasis. Šito atvažiavimo pirmos dienos pabaiga. Noriu parodyti jums, ką padariau. Tai, kaip matot, padariau stogo karkasą. Nežinau, kaip čia pavadinti. Labai gražu, labai viskas tvirta. Užeinam į vidų. Ir ką mes čia matom. Seną palikau, kad vaikščiot per jį, kol darau naują. Vat. Turėjau brūsus 5 ant 10, bet jie pasibaigė ir tada padariau, sujungiau tokius. Tai koks tikslas šito pastato, ką aš čia darau iš jo, ką aš noriu iš jo padaryti. Tai vat jūs įsivaizduokit, jūs dabar esat ūkininkas. Jūs nuo pat ryto šienaujat, malkas kapojat, ten kažką tai su gyvūnais išsipurvinat, suprakaituojat. Ir ateina pietų metas ir jums reikia pavalgyti, jums gal reikia prigulti, truputį išsitiest. Ir neįsigi toksai visas purvinas į namus, arba jeigu eisi, tai nejaugi prausies. Ir šita lauko virtuvė, aš taip pat įsivaizduoju, žiūrėkit. Užeini, čia sofkutė stovi. Sofkutė stovi taip, kad tu atsisėdęs, matai tvenkinį. Toliau, čia eina pertvara, tokia truputėlį stulpas. Ir ateinat už šito kampo, va čia, tokia kaip atitvaras, truputį jaučiasi kaip atskira patalpa. Čia jūsų ofisas, čia jūsų kompas, montuot video, viską. Toksai jaukus kampukas, todėl kad tu toksai uždarytas esi. Toliau. Čia lova. Vat kodėl aš tokias aukštas lubas padariau. Taip, kad tu sėdėtum šitas uždarytas čia savo ofise kaip dėžutėj, o tau virš galvos yra lova. Va taip va. Ten įsivaizduoju langą padaryti, ten yra ta apvali pieva. Ten langą padaryti. Tada stogas va toks nuožulnus eina, tai tau patogu užlipinėti ir nulipinėti. Kažkokia tai kriauklė su vandeniu. Vandenį tai aš manau tiesiog bačką pakelsiu tokią ir reikės ją pildyti, kol išsiaiškinsiu ten su tuo siurbliu iš šulinio. Tada čia yra virtuvinis stalviršis, gražus, ilgas, pažiūrėkit kiek vietos. Jeigu čia va tarkim tas ofisiukas, jisai visai siauras, tik kad atsisėsti patogiai. Alkūnėmis sienas nesidaužyti. Ir viskas, tai čia toksai ilgas stalas virtuvinis, todėl kad vis tiek čia yra
lauko virtuvė. Jinai turi savo funkciją gerai atlikinėti. Šitas pabus šitas, jisai nors ir mažas, bet jisai labai toksai praktiškas, patogus. Tada viskas skamba gražiai, bet sienos. Kokios čia sienos? Čia ir pelės, ir uodai pralyst gali. Tai reikia tvarkyti. Aš sugalvojau taip. Šitas lentas nuimu, uždedu ploniausią USB, kurį randu pirkti. Čiuk, ir tas iš išorės lentas atgal prikalu. Sienos būna lygios. Aš čia galvojau kokiais nors tapetais išklijuoti arba padažyti. Nežinau dar. Bet sienos lygios. Brūsai šitie pasilieka, tokie kaip autentiška bus, toksai kaip trobelė jausis. Brūsai pasilieka išoriai, nes po jais tas USB lakštas. Ir aš juos kaip nors padažau gražiai, gal baltai, gal... Nu, žiūrėsim dar. Čia labai per toli jau žiūriu. Gerai, o dabar apie grindis. Grindim aš turiu storas lentas, labai geros storos lentos. Aš jas sutvarkysiu gražiai, bus tiesiog kaip trobeliai, gražios lygios grindis. Čia vienas stulpas eina jai paremt ir tuo pačiu galės čia su tokiais išsišakojimais, arba bent jau į tą pusę. Ir parems lovą ir padarys, sakau, tokį kampelį, paversi šito kaip atskirą ofisą. Man atrodo, šitas labai smagu bus. Ir viskas. Atrodo, va taip išdėsčiau savo mintis, įsivaizdavimą. Pažiūrėkit. Pirmas linukas ant meškerės šiais metais. Pažiūrėkit, kokia graži žuvis. Auksinė žuvada. Ir į bučiuką papuolė, man atrodo, 7. Gal kas nori nupirkti jas iš manęs. Pažiūrėkit, ką aš pagavau. Pažiūrėkit, koks grožis. Kokio storumo, nenuostabu, kad jie čia nekimba, jiem čia turbūt maisto pilna. Pažiūrėkit į tą pilvą. Aš kitur nematydavau tokių mažų storuliukų. Vakar, kol viską padariau, tai miegoti nuėjau apie 11. Bet užmigau apie 1, todėl kad mano moskytinė nepakankamai smulki, kad sustabdytų tas mažas muselės miško. Aš neprisimenu, kaip jos lietuviškai vadinasi, bet neįmanoma buvo miegoti. Aš 4 jau viskas, baigiau miegą, tai 1 nuėjau miegoti ir 4 atsikėliau. Pažiūrėkit į mane. Nieko tokio, šitas sezonas muselių porą savaičių tik tai metuose, paskui apsiramino jos. Išsimaudžiau, nusiprausiau, viską susirinkau, daiktus, viską ir dabar pažiūrėkit. La. Kaip kvepia. Pro šitą kvepia. Taip, valgyt noriu. Nu viskas, pavalgau ir varau į Vilnių. Visiems viso gero. Sėdžiu, valgau ir pastebėjau tokį įdomų dalyką. Gyvūnėlį tokį. Atrodo kaip širšė truputį panašus. Ir vis atskrinda prie tos sienos ir kažką ten veikia. Aš pasilenkiau, pažiūrėjau. Pažiūrėkit, jie išsigrėžė savo tobulą tiesiog skylutę. Daug tokių. Va, žiūrėkit, iš karto 2, iš karto 3, 4, 5. Ir atskrenda ta bitutė, nu ne bitutė, kaip širšė. Įkiša ten galvą kokiai sekundėjai. Iškiša ir išskrenda. Tai labai įdomu, ką jie ten veikia. Pilnai net neįlenda. Gal kas žino, kas čia yra? Op, ieško savo namelio.
Kuri tavo skylutė? Va, žiūrėkit. Tavo vaikas ar ką? Apsispręsk tu. Pasiklydo.